pirma bus Aurelija Tamošiūnaitė, kuri jūs pristatys katedrą. Mes iš tiesų kartu su Daiva ateisim, kadangi tai yra bendras pristatymas, tai aš pirmo pakalbėsiu labiau apie katedros istoriją ir kas yra apskritai katedra, o Daiva pristatys katedros siūlomus kursus. Tad iš tiesų PLB lituanistikos katedra tai yra Ilinojaus universiteto Čikagoje padalinys, kuris teikia lituanistinį išsilavinimą arba kuris siūlo lituanistinius kursus. Tai iš tiesų tai nėra katedra, nėra bažnyčia, kaip kai kas kartais pagalvoja, bet tai yra universiteto padalinys. Dabar katedra buvo įkurta 1984 metais, nors bakalauro studijų arba paskaitos studijų lygio programos buvo jau dėstomi nuo 72 metų. Ir šitą katedrą įkūrė pasaulio lietuvių bendruomenė. Ir šios bendruomenės visi pasaulio lietuviai tuo tikslu surinko pinigus ir įkūrė fondą. Iš pradžių buvo surinkta $600 000, kurie buvo duoti universitetui ir universitetas tos pinigus investavo. Tad katedra yra įkurta amžinai, tie pinigai yra neliečiami ir iš tų procentų, kurie auga, yra išlaikoma katedra. Tad iš tiesų universitetui tarsi tos katedros išlaikymas kaip ir nekainuoja. Pirmasis katedros vadovas 84 metais buvo pakviestas būti profesorius Bronius Vaškelis. Vėliau nuo 93 metų katedros vadovė buvo profesorė Violeta Keletienė, kuri tiesa jau šiais metais išėjo į pensiją. Ir šiuo metu oficialiai katedros vadovas dar nėra paskirtas, nes universitete vyksta įvairios pertvarkos, tad kol kas dar jo nėra. Dabar koks yra katedros tikslas? Kai buvo įkurta katedra, ji buvo įkurta tokiu tikslu studijuoti lietuvių kalbą, literatūrą ir civilizaciją ir rengti lituanistikos magistrus ir daktarus. Tai yra, tikslas buvo sukurti vietą už Lietuvos ribų, kur būtų galimos aukštosios lituanistikos studijos. Ir iš tiesų, net ir dabar, Lietuvos yra vienintelė vieta užsienyje, kuri teikia lituanistikos magistro ir daktaro laipsnius. Programa Mūsų katedra siūlo magistro ir daktaro pagrindinių studijų programas bei šalutinę bakalauro studijų programą. Tad bakalauro studentai, kurie nori įgyti šalutinę specialybę, gali rinktis lituanistiką, išklausyti tam tikrą kiekį lituanistinių kursų ir tai bus kaip jų šalutinė specialybė. Ir iš tiesų šiuo metu mes turime vieną studentą, kuris būtent mokosi pagal šitą šalutinę programą. Katedroje šiuo metu esame mes dvi doktorantės, tai aš ir Daiva. Ir kaip minėjau, mes turime vieną bakalauro studentą, kuris mokosi šalutinės specialybės. Dabar dėl finansavimo, iš tiesų mes su Daiva gauname stipendijas iš Lietuvių fondo ir susimokame tik tam tikrus mokesčius universitete. Kita vertus, taip pat tiems, kurie mokosi lituanistikos katedroje, yra suteikiama galimybė dirbti teaching assistant, tai yra vadinamų dėstymo asistentu. Tad tas darbas teaching assistant iš tikrųjų tada nubraukia didžiąją dalį tų mokesčių, kuriuos reikia susimokėti universitetui. Tai iš tiesų tai yra didelis palengvinimas. Ir dabar aš manau Daiva perims kalbėjimą ir pakalbės labiau apie praktinius dalykus ir ką iš tiesų katedra siūlo ir kuo ji gali būti naudinga ne tik lituanistika besidomintiem, bet ir visiems studentams. Taip, tai yra mūsų siūlomi kursai. Matote, pirmas yra placement test. Tai nėra kursas, tai yra lietuvių kalbos žinių vertinimo testas. Jį gali imti visi studentai, ne tik UIC studentai, ne tik kurie studijuoja Ilinojaus universitete Čikagoje. Tiems, kurie studijuoja UIC, nekainuoja visiškai niekas, tas testas nekainuoja. Tie, kurie studijuoja kitur, kainuoja kaip simboliškai $15. Šitas testas yra labai naudingas tiems, ypač bakalaurams, nes yra privaloma užsienio kalba. Jeigu norite sutaupyti laiko, jeigu norite sutaupyti, užsidirbti kreditų ir sutaupyti pinigų, tai yra pats geriausias būdas, nes jūs parašote testą, mes įvertinam, jeigu nepadarote klaidų, mes parašome įskaitą ir jums užskaityta lietuvių kalba kaip užsienio kalba. Jeigu padarote keletą klaidų, sakykime, surenkate tik 0,5%, jūs patenkate į tam tikrą lietuvių kalbos lygį, į 2., 3. ar 4. Tokiu būdu irgi sutaupote laiko, nes nereikia pradėti nuo 1. ar 2. lygio.
Aš manau, kad jūsų žinios yra geros. Mes sulaukėme nemažai studentų, kurie ateina tokiu būdu, sutaupydami laiko ir pinigų. Sakykim, pakartau. Kas dar? Lietuvių kalbos kursai. Ilinojaus universitetas Čikagoje ir Vašingtono universitetas Seatle yra vieninteliai universitetai, kurie siūlo lietuvių kalbos kursus visus metus. Tai yra akademinių lygių. UIC siūlo 4 lygius, tai yra studentai paruošiami taip, kad jie galėtų tęsti lietuvių studijas toliau. Tai yra literatūros, kalbos, imti tolesnius kursus. Mes stengiamės išmokyti kuo geriau, kuo puikiau. Studentai, kurie pradeda nuo nulio, tai yra amerikiečiai, kitų tautybių žmonės, puikiai kalba lietuvių kalba, praėję šios kursus. Yra siūlomi pradedantiems ir pažengusiems. Pradedantiems yra nuo 1 iki 2, pažengusiems nuo 3 iki 4 lygio. Už kiekvieną kalbos lygį yra skiriami 4 kreditai, tai yra labai daug. Tai yra tikrai labai daug. Šiuo metu, dėja, kitam semestrui, jeigu jūs stojate studentai kitą semestrą, sakykime, rudenio semestrui, kurso nėra. Nėra paskelbtas, bet tikimės, kad jis bus kitais metais pavasario semestrui paskelbtas. Bet jeigu jūs sugalvosite, jeigu įstojate ir sugalvojate laikyti placementas, jūs galite ateiti, nors lietuvių kalbos kursas nebus paskelbtas. Privalumai, šio kurso privalumai, tai yra, žinoma, pagilinti savo žinias, išmokti seną, tikrai nelengvą lietuvių kalbą. Taip pat, kaip aš jau minėjau, sutaupyti laiko